Labas rytas. Jūs žiūrite šunų augintojams skirtą laidą Duok Leteną. Mūsų laidos žiūrovė Vilma iš Šiaulių klausia, kaip geriau kontroliuoti kalytės rują. Ją sterilizuoti ar naudoti hormoninius preparatus. Paklausime, ką apie tai galvoja gydytojas Jakovas. Daugelis gyvūnų šeimininkų, ypač neveislinių, kurie nenaudojami reprodukcijai, nevaikšto į parodos, susiduria su problema ir tokį dėlionę ir klausimu, ar reiktų sterilizuoti arba kastruoti gyvūną. Tai pabandykime pagalvoti už ir prieš kastraciją ir sterilizaciją. Kastracija tai yra patinukų sėklidžių pašalinimas ir sterilizacija mes vadinam, yra mokslinių terminų, bet mes vadinam operaciją, kurios metu yra iš katės arba kalės pašalinamos gimda ir kiaušidės. Po šitokių operacijų gyvūnai praranda lytinį potraukį ir visas problemos, kurios atsiranda pas jų šeimininkus susijusius su tokiu potraukiu, irgi jau nebeegzistuoja. Kokiasgi tai yra problemos? Daugelis kalių šeimininkų susidūrė su problema, kad rujos metu ir higienos problemų atsiranda, ir iš paskos kalės bėgioja visą krūvą kavalerių ir reikia stebėti ir labai prižiūrėti kalytę, kad neįvyktų koks nors netyčiukas ir neatsirastų nepageidautinas nėštumas. Taip pat katės pradeda dainuoti rujos metu. Aišku, pas katės būna ir labai išraiškingos rujos, ir būna veislės, kurios yra mažiau tokios aktyvios, bet visi žino tos kovo dainavimus ir tai atneša šeimininkam daugelį problemų. Mes veterinarai rekomenduojam visus kalės ir katės, kurios nenaudojamos reprodukcijai, sterilizuoti. Nėra jokios medicininės priežasties, dėl kurios kalytė neturėtų būti sterilizuojama. Ir nėra jokios medicininės, aš pasitaisysiu, priežasties, dėl kurios kalytė, sakykime, neveislinė, turėtų nors kartą pagimdyti. Pirmas dalykas, kad egzistuojantis toks mitas, kad kalė arba katė turi nors vieną kartą pagimdyti, neturi jokio pagrindo mokslinio. Daugelis žmonių mano, kad esamas pas kales tokia norma kaip melagingas nėštumas, kada pas kalytę porą mėnesių po rujos atsiranda pienas ir kartais tas melagingas nėštumas būna labai stipriai išreikštas, kalytė surenka žaislus namuose, nenori eiti lauką, ten padaro lizdą, suneša jos visus, maitina tos žaislus. Žmonės tai sieja su tiesiog noru ir būtinumu kalytei turėti vaikus. Iš tikrųjų, tai yra toks rudimentinis mechanizmas, kuris buvo įdėtas gamtos kažkada labai senai, kada šunys kaip vilkai gyveno gaujose ir buvo įdėtas toks gamtos mechanizmas pas kales, kurios likdavo tuščios, atsirasdavo pieno, nes tai padėdavo išmaitinti visus gaujos vaikučius, šuniukus. Tai tas mechanizmas dar išliko pas naminius šunis ir jisai įvyksta pas kiekvieną kalę, jisai gali būti išreikštas arba neišreikštas stipriai ir gimdžiusi kalė ar negimdžiusi vis tiek tas įvyksta, bet žmonės skaito, kad va toks įvykis ir va tas melagingas nėštumas, čia yra va būtinumas kaliai nors vieną kartą pagimdyti. Taip nėra. Taigi, dar reikia prisiminti apie tai, kad gyvūnui senstant atsiranda labai daug skirtingų ginekologinių problemų. Būna ir tam tikrų kiaušidžių, cistų, auglių vyresniam amžiui pas kales, būna visokių gimdos uždegimų. Taip pat mes turim labai didelį masę pacientų su pieno liauko onkologiniais susirgimais, vėžiniais. Tikrai sterilizacija, ankstyva sterilizacija galėtų padėti
išvengti visų šitų ateity problemų. Ypač dabar reikia pasakyti, kad atlikti tyrimai, kad paskalis ir katės, kurios sterilizuotos po pirmos rujos, tarp pirmos ir antros, galimybė susirgti pieno liaukų vėžiniais susirgymais krenta apie 20 kartų. Paskui, kuo vėliau ta operacija atliekama, tuo stipriau jau mažėja tas toks prevencinis poveikis, reiškia, pieno liaukų vėžiniam susirgymam. Todėl, turint omeny, kiek atveda pas mus senų kalių su piometrom, su gimdos uždegimais, su skirtingais augliais ginekologiniais, norisi pasakyti, kad geriau šią problemą išspręsti anksčiau, kai gyvūnas yra jaunas, ir sterilizuoti. Neigiamos pasiekmės. Kalba apie neigiamos pasiekmės, bet iš tikrųjų pas kalias jos būna labai retai ir kartais kalbama ypač pas patinus, kad gyvūnai storėja, darosi tingus. Iš tikrųjų pas tokius gyvūnus atpuola masė seksualinių problemų ir kai pas juos, kaip ir pas mus, kada tų problemų mažiau, o valgai gerai, tai tada auga ir svoris. Tai todėl reiktų galbūt riboti maistą ir jau jeigu gyvūnas nėra toks fiziškai aktyvus dėl savo seksualinių sumetimų, tai tiesiog jam reiktų mažiau pašaro, jeigu jisai neišnaudoja tos energijos. Kartais kai kuriais atvejais, kada gyvūnas yra labai agresyvus, o dažniau būna patinai agresyvus, kastracija iš tikrųjų padeda išspręsti problemą ir keičiasi gyvūno elgesys ir patinas darosi žymiai švelnesnis ir toks jau tinkamesnis laikymui. Iš tikrųjų, saugusio gyvūno kastracija patino ypatingai nekeičia jo elgsenos, išskyrus tai, kad tikrai pastebėta, kad jie darosi mielesni ir švelnesni. Aišku, yra tokių pranešimų, kad ir tokios patirties, kad tokie patinai žymiai priauga svorio, bet vėlgi, kaip minėjau, tai dėl lytinio aktyvumo praradimo ir masės problemų praradimo, energijos tokio neįkvojimo atsiranda. Dabar yra naujovė, kuri galėtų sudominti ir veislinių patinų savininkus, kurie kartais laiko veislyną ir dėl kažkokių priežasčių neplanuoja naudoti patino kažkokius tai pusę metų, o ten yra rujojančios kalės pastoviai ir yra begalinė problema veislyne. Žmonės turintys veislyną mane puikiai supranta. Taip pat tai galėtų būti, ta naujovė puikiai galėtų būti panaudota žmonėm, kurie galbūt galvoja apie savo šuns kastraciją, bet abijoja reiktų daryti. Yra tokia medikamentinė kastracija. Iški mes suleidžiam, tiesą pasakus, jinai yra nepigi, tai yra apie 240 litų kainuojantis mikročipas. Toks vaistų mikročipas, pasakyčiau, jis suleidžiamas į paodį šuniui ir pradeda veikti jau po 4-5 dienų ir jisai ištirpsta pilnai per pusę metų. Tai va tai pusei metų, skaitykit, kad po 5 dienų jūsų šuo tapo kaip kastruotas ir tai įvyko pusei metų. Ir jūs matote, kokį šunį jūs turėsite po kastracijos. Ir mes tikrai naudojom ir yra tokių pas mus klientų, kurie pasakė, jo, mes norim kastruoti šunį, viskas, jis tapo mielesnis, jis pradėjo nebepabėgti ir neieškoti, nekasti po tvora savo praėjimo, kad pabėgti pas kalias ir tapo žymiai draugiškesnis. Kiti sako, mano patinas labai sustarėja, nes labai daug dabar guli ir miega ir mes kažkaip pradedam tada taikyti dietinės priemonės, bet žinokit tikrai, kad yra toks būdas pabandyti, kaipgi atrodys jūsų patinas kastruotas. Bet dar reiktų prisiminti, kad patinai irgi senatviai turi daug visokių urologinių problemų ir prostatos hiperplazijos gyrybinės, taip pat kaip ir žmonės. Ir
yra ne tiek daug problemų, kiek mes turim dėl senų kalių su gynekologiniam problemom, bet tikrai nemažai patinų, kurios tenka paskui kastruoti 8-10 metų amžiaus dėl prostatos problemų. Nes yra vaistai spręsti šiom problemom, bet pusės metų gydymo kursas kainuoja brangiau už kastraciją. Tai tada jau stovi klausimas, ar dabar kas pusę metų pirkti tos vaistus ir naudoti, arba vieną kartą atlikti kastraciją ir išspręsti tą problemą visam laikui. Taip pat, jeigu mano atsiliepimas apie tokią medikamentinę kastraciją pusiai metų patinų yra teigiamas, tai lygiai diametraliai neigiamas mano atsiliepimas būtų apie kontraceptinių priemonių naudojimą katėm ir kalėm. Nes yra naudojami hormoniniai preparatai, kurie tiesiog atitolina rūją arba padaro taip, kad rūja neatsitiktų. Tikrai tokie vaistai yra, bet aš norėčiau atkreipti gerbiamų žiūrovų dėmesį į tai, kad šitų vaistų naudojimas visų padidina riziką vėliau ir onkologinių susirgymų, ir padidina riziką skirtingų ginekologinių susirgymų atsiradimo. Tai, kad geriau vis dėlto galvoti apie sterilizaciją ir neužsižaisti naudojant tokius vaistus, ypač tai mėgsta kačių savininkai metų metais šert.